Sveiki, aš Ilona Juciutė sveikinuosi iš centrinio Kauno turgaus ir savo mylimos virtuvės. Šiandieną mes gaminsime karališką patiekalą krevetės česnakinėme padaže. Aš pasiruošiu brusketą, su kuriomis valgysim patiekalą ir tuomet galėsiu imtis krevečių. O brusketom tai reikėtų ilgo batono, susipjaustome riekelėmis, pasigaminame prieskoninį sviestą, kad būtų greičiau galima tai pasidaryti iš anksto. Reikės kambario temperatūros sviesto, porą skiltelių česnako, įvairių prieskoninių žolelių ir parmazano sūrio šiek tiek. Viską sutriname ir išmaišome. Taip. Ir gauname aromatingą sviestą. Taigi kiekvieną riekelę aptepame sviestu. Duonytę susitepėm, pasiemam kepimo skardą. Orkaitį įkaitinam iki 180 laipsnių. Sudedam mūsų brusketas. Ir maždaug 10-15 minučių, kol gražiai apskrus. Taip, taigi šaunu į orkaitę. Ir pereinam prie krevečių gamybos. Brusketos mūsų kepa, įkaitinam keptuvę, susismulkinam pomidorus, įsipjauname kietąsias širdis pomidoro. Tai pasiemu patogų peilį. Pomidorus pjaustyti reikėtų su peiliu su dantukais. Tada netaip išbėga sultis iš pomidoro. Nors mano pomidorai labai prinokę ir tos sultis vis tiek bėga. Tai reikėtų vieno didelio arba dviejų mažų pomidorų kilogramui krevečių. Taip, į keptuvę dėsiu sviestą, kurio man liko nuo brusketų, bet galite naudoti ir paprastą sviestą. Šaukštą sviesto ir šiek tiek aliejaus, kad sviestas nesviltų. Suberėme pomidorus. Leidžiame jiems šiek tiek pasitroškint. Susismulkiname svogūno laiškus. Taip. Beriame taip pat į keptuvę. Nors mano sviestas su česnakais, bet kad būtų jų daugiau, dar įspausiu 4-5 skilteles. Taigi pasižiūrim, kaip iškepia mūsų brusketos. Česnakais kvepia visas centrinis Kauno turgus. Susidedame į krepšelį.
grįšime prie krevečių. Pomidorai, česnakas, svogūnų laiškai, viskas čirška, kvepia nuostabiai ir jau laikas pilt krevetės. Krevetėm apkarpiu ūsus. Kadangi krevetės yra apvirtos, tai jų labai ilgai kepti nereikės. Tiesiog, kad prisisotintų viso to padažo, permaišom ir apie 5 minutės. Ten, kur keptuvėje skrunda česnakas, ten visą laiką man būna labai skanu. Labai skaniai kvepia. Ir aš labai viliuosi, kad jūs išbandysite šį receptą. Žinoma, jisai yra brangus, bet nebūtina jo gaminti kiekvieną pirmadienį. Taip, krevetės išmirko padaže ir aš dabar supilu pabaigai grietinėlę. Kaip čia gražu ir kaip skaniai kvepia. Ir jeigu supilus grietinėlę padažas gaunasi jums per skystas, jį galima sutirštinti vienu tokiu triuku. Prieskoniniai džiūvėsėliai. Ir juos tiesiog patrupinti, jie išbrinks ir padažas bus tirštesnis. Na ir pabaigai pasismulkiname petražolių. Apibarstome krevetės. Štai patiekalas paruoštas, paprastai ir karališkai. Taigi skanaus jums visiems ir iki.